Nieko aš neprisistatinėsiu, aš galiu pasakyti. Aš Martynas Pabrėža. Labą dieną. Nu taip, kągi, paprastai tiesiog Martynas trikampiukų piešėjas. Elementarus žmogus, kaip ir daugelis kitų iš tikrųjų. Esu Lietuvos pilietis. Toliau. Lietuvis. Aš nesusivėlęs. Aš esu Lukas. Dabar guliu ligoninėje. Nu, galimybė pasirinkti, tai kai yra pasirinkimas. Kai yra ir vienas dalykas, ir kitas, ir tu gali laisvai rinktis. Tai reiškia. O daugiau jis nieko nereiškia. Tipo, gramatiškai čia išnagrinėjom. Pasirink šaknis. Im priesagą. M priesagą, S galūnę. Jonai. Ką tai reiškia galimybę pasirinkti? Nežinot. Nors ir paprastas žmogus gali pasirinkti. Bet tai daugiau bus buitiniai dalykai, tokie kaip pienas, duona, dešra, sūris, sviestas. Kad pasirinkti kažką reikia turėti įdirbį, iš pradžių reikia lavinti savo pasirinkimo gebėjimus. Ne. Ne? Neįsivaizduoju gyvenime be pasirinkimo. Ne. O kodėl? Tai reiškia, jums jis kažką reiškia. Tikriausiai. Gyvenimas be pasirinkimo man dabar yra Lietuvoje. Ir tai galiu įsivaizduoti. Pasirinkimo nėra. Nu, šioks toks yra, bet nedidelis labai. Mažas pasirinkimas. Reišiu rinktis dažniau, iš tikrųjų, bet yra dabar galimybių pasirinkti. Yra. Bet aš labai dažnai tingiu rinktis, iš tikrųjų. Man paprasčiau yra, kai viskas suplanuota, kažkas planuoja už mane. Šalis leidžia tau pasirinkti, pavyzdžiui, būti tuo, ko tu nori būti. Nelabai. Neleidžia mūsų šalis tau pasirinkti. Šalis? Šalis. Lietuvą myliu. Tikrai myliu. Ir įsivaizduoju be pasirinkimo. Kodėl? Laisvės nebūtų. Ar nori, ar gali rinktis ateitį? Noriu, bet negaliu. Žaidžiu gerą žaidimą vieną iš tikrųjų. Facebook'e. Yra pasirinkimo užduotis. Reikia rinkti sunkiausią daiktą iš visų. Gerai, kai būna 2 daiktai. Lengva pasirinkti, kuris sunkesnis, vartiklės nusveria ir tiek. 5 daiktai jau sunkiau, 6 dar sunkiau. 7 dar sunkiau. Aš leiskite alaus šiandien geriau. Ir vakar buvau nuzombintas. Renkuosi, stengiuosi būti gerų žmogum. Nulemti ne. Nejaučiu jau. Nusivylęs su to dalyku. O antras kas buvo? Prisidėti. Nu, prisidėti kiekvienas gali, kuris dirba. Vis tiek prisideda kažką.
viena duona. Būdavo lengva. Nereikėdavo sukti galvos dėl tokių elementarių dalykų. Dėl to visi eidavo gerti iš tikrųjų. Aš visą laiką renkuosi. Iš ko? Iš to, kas yra. Kaip? Tas, kas man mieliau. Renkuosi, kur dalyvauja jausmai tą pusę visą laiką. Ne. Nenoriu. Aš jau pasirinkau. Aš sakau, aš jau pasirinkau ateitį. Savo ateitį. Ar mūsų šalis leidžia tau pasirinkti? Pavyzdžiui, būti tuo, ko tu nori būti? Ne. Neleidžiu. Jo, aš svarbus. Be abejo. Kiekvienas žmogus į tai įtakoja. Buvo atsitikimas, ne atsitikimas, o istorija kažkokia tai. Žmogus iš ateities nuvyko į praeitį. Ten užmynė vabzdį vieną. Ten vieną ta prasme, savo Algirdai tyliai. Užmynė vabzdį, ne? Vieną. Ir grįžęs į ateitį rado visai pasikeitusius miestus, kitas bažnyčias, kitus laukus, namus, pastatus. Visai kita politinė sistema. Ar nori, ar gali rinktis ateitį? Noriu, bet negaliu. Čia. Galimybę pasirinkti? Tai aš kalbu apie galimybę pasirinkti. Ką renkėsi dabar šiuo metu? Šiuo metu ką renkuosi? Poilsį. Žinoma, parduotuvėje tu gali pasirinkti. Tu renkėsi mėsą, duoną, batoną, dešrą. Dabar savo gyvenimą renkuosi. Tokį, kokį noriu turėti.